Sveiki, pirties mylėtojai! Noriu pasidžiaugti, kad Lietuvoje daugėja didelių pirties švenčių, įvairių mažesnių bei didesnių pirties kiemų. Ir taip mes visi kartu bendromis jėgomis populiariname teisingą lietuvišką pirtį. O pirties renginiai su profesionaliais pirtininkais tampa miestų švenčių neatsiejama dalimi. Tai sveiki jūsų poilsenybė susirinkę į Dovilų kurorto šventę. Taigi, traukiam vantas, traukiam skėčius, tiesiam gultus ir skelbiu kurorto šventę atidarytą. Dovilų miestelėje esame jau ne pirmą kartą ir pastebėjome, kad čia netrūksta nei pirčių entuziastų, nei profesionalių pirtininkų, net ir pirtį mylinčios valdžios. 3, 4. Taigi švenčiam pirmąją Dovilų miestelio šventę. Vietovė yra sena, tačiau taip susiklostė, kad Dovilų miestelis neturi aiškios paminėjimo datos pirmosios. Todėl kaip ir negalim pasigirti, kad kad miestelis turi savo gimtadienį. O dabar yra tai populiaru, žmonės mėgsta, kad jų gyvenvietė kažkada ten pirmą kartą paminėta, čia kas 700 metų jubiliejų švenčia, kas 200 metų. O Dovilai kaip ir nuskriausti. Gyvenvietė sena, o tokios šventės, kuri galėtų suvienyti, suburti gyventojus, kad tai būtų jų tokia tapatybė šventė, nėra. Tada mes mąstėme ir sumąstėme kartu su seniūnyje, su Dovilų miestelio bendruomenė ir kitais gyventojais, kurie nėra kažkokių organizacijų nariai, kalbėjom ir sugalvojom, kad vis dėlto miestelis turi savo išskirtinumą. Iš tiesų jis nėra buvęs tikras kurortas, bet tokių kurortinės vietovės požymių ir ženklų Doviluose tikrai buvo. Ir Klaipėdos miesto gyventojai 20 amžiaus pradžioje atvykdavo į Dovilus pailsėti. Čia gamta, čia ūkiai, įsigyti kaimiškų produktų tiesiai iš ūkių, o taip pat buvo užeigos, prie kurių buvo įrengti sodai ir ten būdavo galima papietauti, pabūti, pavakaroti, atitrūkti nuo miesto gyvenimo. Tada mes sumąstėm, kad taigi dabar vyksta tas pats. Žinoma, Antrasis pasaulinis karas ir istoriniai įvykiai paliko savo pėdsaką, visą tą atmintį apie Dovilus kaip kurortinį miestelį buvo ištrinta, tačiau dabar žiūrime, kad kai yra atsiradę karjerai ir kai seniūnijos dėka ir konkrečiai seniūnės Nijolės Ilginienės pastangomis jie taip išgražėjo, padedant miestelio žmonėms, žiūrim, kad čia labai renkasi daug žmonių. Ir ko jie čia renkasi? Poilsiaut. Taigi matom, kad antrą kartą Dovilai skamba kaip kurortinė vietovė. Tai todėl ir nusprendėm švęsti Dovilų kurorto šventę, kuri turės labai aiškią pradžią – 2024 metai. Tikrai žmonių turime nemažai, dar ir žvejai prisijungia, tai čia kaip ir bendra šventė miestelio. Bendra pirmą kartą miestelio šventė, pirmą kartą. Ne šiaip mes visada turėdavome šventes Liepos 6, bet šiemet, vėl aš turiu pasikartoti vantos lapo dėka, mes sugalvojame, kad miestelio šventę reikia padaryti čia prie mūsų Dovilų karjerų. Ir tiesiog sukviesti tiek mūsų seniūnijos žmonės, tiek aplinkinių kaimų, tiek Gargždų, ir aišku iš Klaipėdos, taip kad yra ir svečių. Labai džiaugiamės, kad iš Tauragės rajonų Mažonų atvažiavo seniūnas, atvažiavo tautodailininkė iš Tauragės, taip pat turime viešnią Doviliškę, kuri 28 metai, kai gyvena Amerikoje, taip kad mūsų šventė tikra šventė. Seniūnija labai sutiko šiltai šitą visą pasiūlymą, pati buvo kaip ir iniciatorius, praeitais metais patiko šitą šventę, mes bendrom jėgom ir suorganizavom. Mes visą laiką tik už, kuo daugiau renginių, kuo daugiau švenčių, to geriau. Iš tikrųjų smagu, kad Dovilų bendruomenė patikėjo mumis, patikėjo tokią gražią šventę ir nutarė, kad mes galime padaryti tęstinumą, švęsti ir parodyti, kaip mėgstam pirtį, kokia pirtis būna, kokios lietuviškos tradicijos, ką mes jose galime padaryti ir kiek yra įmanoma daugiau tobulinti, šviesti žmonės ir sudominti pirtimi. Tai viena iš mūsų turbūt įspūdingiausių švenčių šiandien dienai vakarų regione, kur Dovilų
ir seniūnė, ir savivaldybės nariai, ir įmonės, kurios yra aplinkui, mums suteikia galimybės pasimėgauti paskutinį vasaros akimirkom, pasidžiaugti saulę, pirtimi ir gerų laikų ir malonumų. Mes kaip savivaldybės atstovai, vadovai, iš tikrųjų labai džiaugiamės tiek mūsų kaip savivaldybė, seniūnija, bendruomenė, Dovilų etnokultūros centru, kurie visi surėmė pečius, padarė tokią šventę. Iš tikrųjų, tikrai aš pats atsimenu nuo vaikystės šitą vietą, karjerus ir panašiai. Tikrai nebuvo tokia tvarkinga ir tikrai labai ačiū bendruomeniai, ačiū seniūnijai, kurie įveiklino šitą vietą. Ir ačiū etnokultūros centrui, kuris atrado šitą vietą renginiam. Turim Dovilų kurorto šventę. Mes kaip Klaipėdos rajonas visada save kildinam 4 vandenų kraštu. Ir, kaip sakant, tokio kaip ir kurorto neturėjom. Karklę, Dreverną, bandom ten judinti, bet štai iššoko Dovilai į priekį, į viršų, su savo tokia vasaros pabaigtuvių švente. Oras nuostabus, pirtininkai aplinkui iš viso tokią gerą emociją neša, tokią ramybę neša. Tai iš tikrųjų, tas klausimas, ar sunku ar nesunku, tai aš manau, kai turi tikslą, matai viziją, tai niekas nesunku. Ir tikrai labai smagu matyti visus žmonės tokius ir atsipalaidavusius, ir laimingus. Dovilų kurorto miestelio šventėje pirtininkai ne tik lepino visus pirties mylėtojus, bet turėjo puikias galimybės pasivaržyti dalyvaudami pirties meistriškumo varžytuvėse. Kaip kilo mintis į šventę integruoti varžytuves? Matom, kad vakarų regione anksčiau būdavo pakankamai sudėtinga su pirtininkais, bet dėka 2 klubų, tai Pajūrio krašto pirtininkų ir Gargždų krašto pirtininkų, atsiranda jau bendruomenė. Ir norisi ją skleisti, plėsti ir tie žmonės, kad jie pamatytų, kad pirtyje reikia nesišildyti, bet reikia dirbti, mėgautis, džiaugtis malonumu ir suteikti malonumą kitiem. Čia gal daugiau, ne tai, kad pasivaržyti tarp savęs, bet gal daugiau mūsų buvo tikslas parodyti žmonėm, kad taip yra, nes vis tiek, kai užeina į pirtis, kai sėdi, tai žiūrovai nepamato to viso tikro vanojimo, kaip kas vyksta. O čia tas pats formatas, kad yra stiklinė garinė, kur mato žmonės, kaip vyksta tos procedūros nuo iki. Tai čia gal daugiau buvo toks tikslas, kad parodyti, pademonstruoti, negu kad tarp savęs varžytis. Tai toks daugiau parodomasis, gal sakykime, aspektas. Varžytuvių dalyviai galvoja ne tik apie lietuviškos pirties ir bendruomenės populiarinimą. Kiekvienas parodė viską, ką moka ir be abejonės norėjo laimėti. Aš viską padariau, ką norėjau. Iš tikrųjų stengiausi naujus išmoktus dalykus pritaikyti. Kai kuriuos mokėjau anksčiau, dabar šiek tiek naujų. Tai pavyko pritaikyti. Ir galvoju, tilpau laiką ir labai karšta pirtis ir pavyko išildyti mano stambų vyrą. Tai galvoju, visai gerai. Mano tikslas yra suteikti žmogų šiurpuliukas ir priminti tos 5 žmogaus potyrius. Uoslė, regėjimas, klausai, prisilietimas, gal jau visus išvardinu, nežinau. Ir kad būtų šiurpuliukai. Jeigu šiurpuliukų nėra, tai, bet dažniausia būna. Kiti sako, apsikabina, išėję iš pirties apsikabina, kiti atin sako, kodėl Benediktai tave čia visi apsikabina, bet jie išėję sako, dabar suprantu, ateik čia. Prieš startą yra tas toksai sceninis jauduliukas, be kurio turbūt nei vienas nepraėjom ir turbūt nelabai praeisim. Kaip sako, kuo didesnis meistras, gal tuo labiau jaudinasi, nes vis tiek yra žmonės, kurie pirtim užsiima pastoviai ir sugeba parodyti savo meistrystę. Taip kad, nežinau, ką galėjau, atrodo, viską parodžiau, bet žinot, kaip būna, kad ne visada spėjai padaryti tą, ką nori ir kitąsyk per tą jaudulį užsimiršta daug kas. Nesakykit, kad sunku buvo. Ne, kaip ir kiekvieną dieną. Nuo pripratimo nepabėgsi niekur. Vanuojam, dirbam, džiaugiamės malonumais ir bandom parodyti kitiem, kad tai yra gera. Užteko laiko? Manau, kad užteko. Kaip tik čia buvo pats tas 15 minučių, čia yra pats tas laiko tarpas, kur sveika būti gariniai. Linai, kaip jauduliukas dar... Dar truputoką jo, dar iš inercijos jis dar vyksta natūraliai. Pirmą kartą dalyvauju, tai tokie nauji įspūdžiai, bet smagu, kaip sakyti. Tokie dalykai, toks, kaip sakyti, tave biški priverčia šiek tiek labiau pasistengti, pasižiūrėti tą pačią eigą. Tai džiaugiuosi, kad sudalyvau. Ar užteko laiko? Užteko, nes iš tikrųjų taip, sakykime, toj pirteliai su garu reikia atsargiau,
Nes jau 2 samtukai, kiek bandžiau, jau taip į karštesnę pusę. Ir buvo jau žmona man biškį davė signalą, kad užtenka. Tai va, tai užteko pilnai. Ir laiko užteko kaip tik 15 minučių. Norėjau parodyti akcentą į galūnes. Mano sūnus yra sportininkas, daug sportuoja. Ir aišku, visas raumenys yra svarbios, visus praėjau. Bet pagrindinis akcentas buvo į rankos, sušildytos rankytės, kojytės. Ir kad atsipalaiduotų, toks atsipalaiduojantis masažas. Aišku, jisai įvyko labai greitai, 15 minučių. Šiaip dažniausiai vanojimas trunka apie vieną pusę, tik tai 15 minučių. Tada kiek tu vertimų darai, tada jie priklauso. Čia labai reikėjo greitai ir toks tempas geras, pirtis, įdomi garą davė, savotišką. Viskas gerai. Kol skaičiuojami dalyvių pasirodymo vertinimo balai, pakalbinome varžytuvių vyriausiąjį teisėją, kuriam pirtį įkūrėją Edmundą Pranculį. Šaunūs dalyviai, labai linksmai, gerai, gražiai viskas įvyko, pasirodė. Laukiam dabar rezultatų, manau, kad tikrai bus žmonėms stimulas dar kartą susipažinti su pirtim ir pasižiūrėti, kaip tas pirties gyvenimas verda iš vidaus. Super, labai graži šventė, dėkui, kad Dovilai mus pakvietė į tą mūsų keliaujančius pirties kiemus, pakvietė vėl pas save pasisvečiuoti. Sveikiname varžytuvių dalyvius, o nugalėtojui Linui Bružui 3 kart valio, valio, valio! Ačiū šitą nuostabią pirties šventę ir ačiū, aišku, Dovilų valdžiai, Dovilų seniūniai, Dovilų kultūros vadybininkai. O kodėl reikia tokių švenčių? Tai bendravėms, dalinėms patirtimi, ką išmokstum per metus. Juk tikrai daug ką išmokom, daug ką susipažinom su naujovėm, tos, kur atėjo madas, tos pats pirtis. Nepakank vien žiūrėti per jų salaidas, reikia ir gyvą pamatyti, pabūti. Iš tikrųjų, kartas noris užduoti klausimą, o negaliu užduoti, o per tokį šventį, tokį susėjimą, tai tikrai mes galėjom užduoti, pajausti iš tikrųjų, o ne tik tas akimis. Vieni pirtininkai varžėsi, kiti atsakinėjo į smalsuolių klausimus, treti lepino pirmą kartą į pirtį atėjusius žmonės. Aišku, paklausė, kokia žolė kam naudinga, ko galima atsipalaiduoti, kokia žolė nuo nemigos, kas nuo žarnyno, kas nuo pilvo skausmo. Žodžiu, visokių klausimų yra. Tai aišku ir pasakojim žmonėms. Stengiuosi kiek įmanydama tą jaunąją kartą, kad neišgazdinti, kad neužpildytų garo, kad tuos lapelius paliestų, susipažintų, kaip švelniai tos vantelės, kad jos nėra kokia vitelė, vantelė ir kad visokių valgomų dalykų galima panaudoti ir kad tą šokoladą visą laiką ir tą medų galima laižyti pirtyje, ne tik tai teptis ir piešti. Tai va, yra tokia siekiamybė, kad kuo daugiau vaikučių mylėtų tą mūsų pirtį. Šį vasarą užimtas grafikas, bet vieną dieną skirti rajonui, miestui, kam čia, bičiuliam pasirodyti, ypač geras oras, gera vieta, tai mielai. Čia yra malonumas dirbti su tokia publika, nuostabūs žmonės, žemaičiai, tai smagu. Pakankamai. Vis dėlto 2 metai iš eilės darom, tai vis daugiau žmonių sužino, vis daugiau atsiveda draugai savo pažįstamus, tai daugėja, tikiuosi, kitais metais bus dar daugiau. Mūsų ilgametis draugas, Akmeninė ugnis vadovas, kol kas be konkurencijos į šventę atvažiuoja su turkiška pirtimi. Matot, su medžiu, aš galvoju, yra paprasčiau gal su medžiu dirbti. Čia biški kitos medžiagos, kitos konstrukcijos, kiti parametrai, temperatūros, drėgmės, biški kita specifika. Turkiškas pirtis mes įrenginėjom, tai esam vieninteliai Lietuvoje, kurie gaminam iš ekstrudinio stereno. Visi gamina iš polistereno, XPS 200 vadinam. Mūsų yra EPS 200, mūsų yra XPS 300. Ta medžiaga yra sudėtinga apdirbti, bet ji yra atsparesnė visiems lenkimam, transportavimam, tai aš manau dėl to ir yra vienintelis tas atsakymas, kodėl mes tik tais turim. Čia yra nešam pirties žinią, tokiuose šventėse ne visi žmonės gali ir į tos pat centrus nuvažiuoti, išbandyti turkišką pirtį, o čia gali atėję nemokamai
Ir daug kas yra, o turkiška pirtis nesu buvęs, ar dar ten Turkijai buvau, bet ten netoks garas, čia visai kitaip. Ir, nu, tai tik čia edukacija tokia, nu, finansinės naudos, kaip visi galvoja iš tos šventės, čia tikrai nėra. Čia yra edukacinė tokia, nu, nešam gerą žinią pirties kartu su visais kitais pirtininkais, su pirtim ant ratų, lietuviškom pirtim, kur reikia išmesti tą žodį rusiškos pirtis. Mes manome, kad tokios pirties šventės ne tik populiarina lietuvišką pirtį, jos plečia ir pirtininkų bendruomenę. Be abejo, tai kuo daugiau mes edukuosim, kuo daugiau kviesim į bendruomenę, tuo daugiau mes turėsime savo rate žmonės, kurie žinos, ką veikti pirtyje. Kai žinos, ką veikti pirtyje, atras kažką tai naujo, visada norės save parodyti, pasivaržyti, pasidalinti patirtim. Iš to gimsta klubinės pirtis ir klubai, kurie pritraukia prie savęs tuos pirties ligonius, kaip mes sakom. Taip, sakyčiau taip. Vis tiek mes atliekam tokį kaip ir švietėjišką darbą ir ateina žmonės, pamato, gal daug kas dar iš seno turi tą supratimą, kad pirtis tai yra sausa, yra karšta. Ateina, pamato, pabando. Yra ir sausi vanojimai, kur atliekame net ne šilumoje, o tiesiog su vantų masažas toks daugiau. Yra įvairiausių procedūrų, žmonės pamato, supranta, kas yra gerai ir taip, aš manau, kad tai padeda didinti pirties bendruomenę. Nuolatinis mūsų draugas ir Dovilų kurorto miestelio šventės rėmėjai vantas iškeitė į... Šiandien iškeičiau vantas į virtuvę. Tai yra antras mano pomėgis ir hobi, lauko virtuvė. Tai iš tikrųjų džiaugus galėdams prisidėti prie šventės, prie organizatorių, prie svečių. Tai kiekvienas kaip gal. Tai tų pirtininkų žiūriu ir netrūksta, bet maisto gamintojų kopį trūksta. Tai matydams praeitų metų apibendrinimą, šį metą nutariau pasiūlyti komandą organizatoriam tokį kaip ir surprizą šventinį vakarienę. Virginijau, kaip antrais metais esate mūsų pagrindinis rėmėjas ir didelis džiaugsmas šio renginio. Mylite pirtį, žinom, kad labai mėgstate pirtį, remiate pirtininkus ir dalyvaujate vakarų regionuose šventėse. Tai mes turėjom tokį įspūdingą kosmetinį rinkinį naudoti pirtise. Jo, natūralus pilingas. O čia žinau, kad turit labai gerą kepurę ir žinau, kad žmona mėgsta pirtį. Tai žmonai individualiai nuo mūsų Gargždų ir Pajūrio krašto pirtininkai dovanų, kad kitą kartą ateitų su jumis ir mes galėtume dalyvauti jau visi kartu. Super. Kaip tikram pirtininkui, kaip vantos pirtininkas. Ačiū. Kaip puokštė ir kaip vanta. Tikrai. Dėkui. Malonu. Ačiū. Prašau. Esu laimingas, būdams jūsų rate. Pirmas iki gaunu dovanų žmogų. Ačiū. Nuostabi diena, pabuvimas tarp savų, bendravimas, naujos pažintys, spindinčios akis, nuoširdi padėka visiems pirtininkams ir... Tai tęsim draugystę ir kitais metais? Būtinai privalėsim. Čia turės toksai, aš matau, kad gali išsivystyti tokį kaip netgi festivalį, ne vien tik čia, kad šventė taip, bet gali toks jau būti netgi gal tarptautinis vieną dieną. Geros žinios visiems pirties mylėtojams. Dovilų miestelio šventė su pirties diena tampa tradicinė. Ir šiais 2025 metais vyks rugpjūčio 23 dieną. Pasižymėkite šią datą, o mes pradedame ruošti vantas. Viso.